Smithsono instituto archyvuose saugomas dokumentas, kurio turinys gali pakeisti visą mūsų supratimą apie žmonijos vystymąsi chronologiją. Ši paslaptinga knyga oficialiai datuojama 15 amžiumi yra ne tik meno kūrinių rinkinys, bet kažkas daug labiau nerimą keliančio ir svarbaus. Atidžiai išnagrinėjus tampa akivaizdu, kad tai galbūt vienintelis išlikęs dokumentinis liudininkas epochos, kurią įprasta vadinti ikitvaninę civilizaciją. Tais laikais, kai pasaulis atrodė visiškai kitaip, o riba tarp mito ir realybės buvo ištrinta. Keistumai prasideda nuo pirmųjų puslapių. Pagal oficialią istorijos versiją mes turime aišku supratimą apie tai, kaip gyveno senovės tautos, kokiais įrankiais naudojosi ir ką galėjo sutikti laukinėje gamtoje. Tačiau šis artefaktas įžūliai meta iššūkį šiuolaikiniam mokslui, verčia abejoti vadovėlių patikimumu. Kūrinys struktūriškai padalina į dvi dalis ir kiekviena iš jų dokumentuoja gyvenimo aspektus, kurie atrodo neįmanomi. Pirmoji dalis skirta medžioklės metodams, kur kartu su mumis įprastais drambliais, tigrais ir šernais žmogus kovoja su būtybėmis, kurių tuo metu biologų nuomonė jau turėjo neegzistuoti. Antroji dalis pasineria į kasdienybę ir socialinę seno pasaulio struktūrą, atverdama uždangą technologijoms ir hierarchijai, kur žmonės egzistavo kartu su tais, kuriuos vadino dievais pusdieviais. Šios kronikos autorius nebando sukurti pasakos, pasakojimo stilius labiau primena enciklopediją ar išgyvenimo vadovą, kur neįtikėtini dalykai aprašomi kaip kasdieninė rutina. Būtent ši kasdienybė, su kuria pavaizduojami neįmanomi įvykiai, gąsdina ir žavi vienu metu. Čia nėra vietos alegorijoms, tik griežtas faktų konstatavimas iš pasaulio išgyvenusio globalų perkrovimą gyvenimo. Mes prieš atversdami pirmąjį šios uždraustos istorijos puslapį ir prisiliesime prie šimtmečių slėptų paslapčių. Būtinai pasirašykite po kanalu ir aktyvuokite varpelį, tai garantuos, kad nepraleisite tiesos apie mūsų praeitį. Spustelėkite patinka avansu, tai padės platinti žinias ir atverti akis daugiau žmonių. Mūsų laukia pasinerimas į realybę, kur romėnų legionieriai naudoja nežinomus mechanizmus mūšyje su milžiniškais ropliais, o jūros pabaisos yra tokia pat problema laivybai kaip ir audros. Mes pamatysime pasaulį, kur drakono medžioklė buvo ne vienišo herojaus žygdarbis, o gerai suderinta visos armijos taktinė operacija ir kur antikos technologijos pranoko daugelį vėlesnių amžių pasiekimų. Ši kelionė į amžių gelmes parodys, kad mūsų istorija gali būti tik buvusios didybės skeveldras, stebuklas, išlikęs po katastrofos. Atveriant pirmąją šio nuostabaus rankraščio dalį, tyrinėtojas susiduria su tuo, kas iš pirmo žvilgsnio atrodo kaip absurdiškas biologinių rūšių mišinys. Ši knygos dalis skirta atrodytų gana proziškam užsiėmimui, medžioklės metodams, tačiau būtent čia įprastas pasaulio vaizdas pradeda griūti. Puslapiuose esančiuose šalia laukinių šernų, tigrų, dramblių ir jaučių gaudimo vaizdų, detaliai dokumentuoti būtybių, kurios šiuolaikinėme suvokime tvirtai priskiriamos mitologijos ir pasakų skyriui, gavybos būdai. Kronikos autorius nedaro jokių skirtumų tarp rūšių. Tos epochos žmonėms milžiniško driežo medžioklė buvo tokia pat kasdieninė norma kaip ir elnio pėdsakų sekimas. Šis ribų tarp fantastikos ir kasdienybės ištyrinėjimas kelia didžiausią nuostabą, juk būtybės pavaizduotos su anatominiu tikslumu, būdingu mokslo atlasams, o ne religinėms ikonoms. Ypatingą dėmesį patraukė romėnų legionierių veiklos liudijimai, kurių karinė mašina pasirodo buvo nukreipta ne tik į kaimyninių tautų užkariavimą, bet ir kovai su pavojingiausia fauna. Dokumente užfiksuotas gerai suderintos kareivio atakos momentas prieš kolosalų į žaltį panašų drakoną. Ši būtybė, siekianti 4-5 metrus ilgio, ryškiai skiriasi nuo įprastų gyvačių, kurių gaudymo metodai taip pat pateikiami knygoje kitose puslapiuose. Čia prieš mus galingas reptiloidinis plėšrūnas, kurį apšaudo iš lankų ir bando persmeigti ietimis. Scenoje nėra didvyriško patoso, tai ne vienišo herojaus mūšis su pabaisa dėl princesės išgelbėjimo, o metodiška, gerai suplanuota operacija grėsmėms pašalinti ar trofėjaus gavybai. Tačiau
Dar labiau šokiruojantis šios kronikos elementas yra medžiotojų techninis aprūpinimas. Fone palaikydami pėstininkų veiksmus yra mechanizmai, kurių egzistavimas visiškai prieštaravo oficialiai istoriniai mokslo šakai. Romėnai naudoja sudėtingus įrenginius su ratais, jų konstrukcija primena arba ankstyvasias artilerijos ginklus, galinčių šaudyti sunkiais sviediniais, arba patobulintos neįtikėtinos galios balistas. Tokios technikos buvimas liudija, kad antikos inžinierijos lygis buvo nepalyginamai aukštesnis nei įprasta manyti ir daugelis technologijų buvo tiesiog prarastos arba pamirštos per amžius. Šių būtybių paplitimo geografija neapsiriboja vienu regionu. Kronikos perkelia mus į Indiją ir kitus senojo pasaulio kampelius, kur vietiniai gyventojai su specifiniais galvos apdangalais ir drabužiais kovoja su dideliais drakonais, neturinčiais kojų, bet turinčiais masyvius skiauterės ant nugarų. Šiems ropliams neutralizuoti naudojamos lazdos ir ugnis, o tai rodo didelį pavojaus laipsnį ir grobio gyvybingumą. Lotyniškai užrašai klasifikuoja šiuos kūrinius kaip atskirą rūšį, aiškiai atskirdami juos nuo įprastų roplių. Jei nukreiptume žvilgsnį nuo sausumos mūšių su ropliais ir atkreiptumėte dėmesį į vandens platybės, tampa akivaizdu, kad potvinio pasaulio vandenynai slėpė grėsmės nepalyginamas su šiuolaikiniu supratimu apie jūrų fauną. Kronikos perkelia mus į didelio antikinio poliso, kurio architektūra primena Romos didybę akvatoriją. Tačiau ramus uosto gyvenimas sutrikdytas būtybės, kurią galima drąsiai pavadinti jūros levitianu. Pasirodymu. Tai ne tik didelė žuvis ar banginis, o agresyvus monstras, kuris tikslingai atakuoja žmonių laivus. Aprašyta būtybė turi gebėjimą išspjauti galingas sroves, naudojama jas kaip biologinį tolimo nuotolio ginklą. Šios vandens salvės turi tokią kinetinę energiją, kad gali nuskandinti ar apversti priplaukiančias valtis, paversdamos žvejybą ar prekybą mirtinai pavojingų užsiėmimu. Gyventojų reakcija į šią grėsmę stebina savo organizuotumu. Monstras ne tik atbaidamas, jis pagaunamas iš anksto paraštais spastais. Milžiniškas tinklų ir specialių mechanizmų panaudojimas rodo, kad tokie jūrų gigantų įsiveržimai buvo neatsitiktinis atvejis, o reguliari problema, kuriai spręsti egzistavo patikrinta technologija ir uostų infrastruktūra. Keliaujant toliau po šio užmiršto pasaulio geografiją, dokumentas atskleidžia mums ištisų tautų, kurios šiandien laikomos vaizduotės vaisiais egzistavimą. Puslapiuose atskleidžia žiauraus ir destruktyvaus karo panorama tarp labai mažo ūgio žmonių rasės, pigmėjų ir milžiniškų paukščių populiacijos. Ši priešprieša yra totalinio pobūdžio, naudojamos vėliavos, ietis ir apgulties taktika. Mažieji kariai demonstruoja aukštą socialinės organizacijos ir karinio meistriškumo laipsnį. Ypač pastebima jų kavalerija. Kaip kovinių žirgų šie žmonės naudoja ožius, kas mums atrodo keista, bet akivaizdu tai buvo efektyvus sprendimas jų gyvenamosios aplinkos sąlygomis. Paukščiai savo ruožtu gina savo lizdus ir palikuonis, o tai paverčia konfliktą kova už teritoriją ir resursus. Svarbu paminėti, kad šio keisto tautos ir jų amžino karo su plunksnuotais gigantais aprašymas nėra unikalus šios knygos autoriaus prasimanimas. Panašus liudymai aptinkami viduramžių Odisėjoje ir daugelėje šaltinių aprašančių didžiosios Tartarijos žemes. Kryžminės nuorodos skirtingose tos epochos dokumentuose patvirtina, kad mes susidurime ne su mitu, o su sisteminėmis žiniomis apie realią praeities etnografiją. Keliautojai ir metraštininkai iš skirtingų šalių fiksavo tuos pačius faktus, o tai daro šios užmirštos rasės egzistavimą istorinę realybę, vėliau išbraukta iš vadovėlių. Pasaulis buvo apgyvendintas daugybę protingų rūšių, kurios išnyko arba buvo sunaikintos, bet jei Oikumenos pakraščiuose pigmėjai kovojo su paukščiais, tai senovės civilizacijų centruose vyko nemažiau bauginantis įvykiai. Metraštininko žvilgsnis persikėlė į Nilo slėnį, kur išgyvenimo metodai reikalavo, kad dar daugiau išradingumo ir drąsos. Persikeldami per senojo pasaulio žemėlapį link Nilo slėnio susidurime su dar detalesniu ir bauginančiu vietinės faunos aprašymu. Egiptas, užfiksuotas šiame dokumente, toli gražu neprimena įprastų pastoracinių žemdirbystės scenų. Tai atšiaurios kovos už išgyvenimo teritoriją, kur žmogui priešinosi būtybės, kurių biologija kelia karštus ginčius.
Kronikos detaliai aprašo milžiniškų roplių, gyvenusių uolų plyšiuose ir olose medžioklės procesą. Vietiniai gyventojai naudojo sudėtingą taktiką. Plėšrūnas turintis kolosalę jėgą buvo viliojamas į uždarą erdvę, iš anksto aprūpintas sunkiais tinklais ir spastais. Tik paralyžavus žvėrį medžiotojai galėjo pradėti jį naikinti lankais ir ietimis, o tai byloja apie netikėtiną tiesioginio susidūrimo pavojų. Skeptikai galėtų paprieštarauti, kad kalba eina apie banalius Nilo krokodilus, tačiau anatominė pavaizduotų būtybių analizė visiškai sugriauna šią teoriją. Rankraščio autorius su moksliniu pedantiškumu fiksuoja detalės, kurios daro neįmanomą šių žvėrių identifikavimą su mums žinomomis rūšimis. Skirtingai nuo prisiplojusių krokodilų, kurių galūnės pritaikytos daugiausia plaukimui ir trumpiem šuoliams, knygos būtybės turi ilgas, galingas letenas, leidžiančias vystyti didelį greitį sausumoje ir pakelti kūną aukštai virš žemės. Jų nugaras puošia masyvus skiauterės, o žvinų struktūra ir kaukolės sandara rodo priklausomybę visiškai kitai klasiai. Lotyniški užrašai patvirtina vizualinį vaizdą, naudodami terminologiją susijusią su drakonais ir įžalti panašiais monstrais, aiškiai atskirdami juos nuo įprastų roplių. Tai tiesioginiai liudijimai, kad istoriniu laikotarpiu Egipte egzistavo reliktinės dinozaurų rūšys arba drakonai, kurie buvo kasdieninės ekosistemos dalis. Tačiau to meto biologijos myslės neapsiriboja vien tik tai milžiniškais diržais. Šiame dokumento skyriuje užfiksuotos būtybių, kurias esame įpratę laikyti antikinės mitologijos vaisiumi buvimas. Kalba eina apie satyrus, humanoidus su žmogaus torsu, bet pora kanopinių kojomis ir ragais ant galvos. Šios knygos kontekste, kur viskas pavaizduota su dokumentiniu tikslumu, jų pasirodymas atrodo ne kaip alegorija, o kaip realaus biologinio faktų fiksavimas. Kyla logiškas klausimas, ar šios būtybės buvo natūralios evoliucijos aklavietės vystimosi šaka rezultatas, ar mes matome senovės genetinių eksperimentų pėdsakus. Jų egzistavimas kartu su žmonėmis pateikiama kaip duotybė be mistikos atspalvio, o tai verčia persvarstyti daugelio legendų prigimtį. Galbūt tai, ką laikėme pasakomis, buvo tik realių mūsų protėvių kaimynų aprašymas. Šis pasaulis pilnas plėšrūnų, roplių ir genetinių chimarų atrodo chaotiškas ir priešiškas. Žmonija apsupta tokių grėsmių vargu ar būtų galėjusi viena pastatyti išsivyščiusią civilizaciją. Ir čia kronika daro staigo posūkį. Palikusi už nugaros laukinę gamtą, pasakojimas pereina prie antros dalies, atskleidžiančios šio sudėtingo pasaulio valdymo paslaptis. Kažkas turėjo tvarkyti šį chaosą ir tie kažkas turėjo galias ir žinias, peržengiančias žmogaus supratimą. Atėjo laikas pažvelgti į tuos, kuriuos senovės žmonės vadino dievais. Pereidami prie antrosios paslaptingo rankraščio dalies paliekame už nugaros laukinės dykynės, apgyvendintas monstrų ir patenkame į tvarkingą žmogaus visuomenės pasaulį. Tačiau šią tvarką palaiko jėgos, kurių prigimtis radikaliai skiriasi nuo įprastų religijų dogmų. Šioje kronikoje vadinamieji dievai, pusdieviai pasirodo ne kaip eterinės bekūnės dvasios, gyvenančios nepasiekiamuose dangaus rūmuose, o kaip visiškai materialūs valdovai, esantis čia ir dabar. Jie nusileidžia pa žmonės ne metaforinių regėjimų pavidalu, o visiškai realiomis transporto priemonėmis, sudėtingais skraidančiais vežimais ir karietomis, lydimi palydos ir materialinių turtų demonstravimo. Šios aukštesnės esybės atlieka tiesioginių civilizacijos kuratorių vaidmenį. Prieš mus atsiskleidžia globalaus žmonijos palaikymo vaizdas. Dievai pavaizduoti su portretiniu tikslumu, asmeniškai vadovauja pagrindinėms gyvenimo sferoms. Jie moko žmonės žemdirbystės, kontroliuoja ginklų kalimo procesus, nurodo architektūros ir jūrvystės principus. Tai ne mistinis įkvėpimas, o konkretus valdymo procesas. Dieviškieji mokytojai, tokie kaip panacėja ar policija, alegoriškai ir faktiškai įkūnija mediciną ir politinę santvarką, diegdami į žmogaus visuomenę įstatymus ir technologijas.
Lotyniški posakiai lydintys šias scenas šlovina darbą, discipliną, pergalę prieš tinginystę. Ši ideologija primena griežtas nesenos praeities socialinės sistemas, kur kiekvienas individas buvo didžiulio mechanizmo sraigtelis, o aukštesnės jėgos veikia kaip griežti mokytojai ir prižiūrėtojai, nukreipiantis progresą tvirta ranka. Hipotezė išplaukianti iš šių liudijimų yra ta, kad iki titvaninė civilizacija buvo valdoma iš išorės arba egzistavo kartu su labiau išsivysčiusia rase. Šie dievai pusdieviai gyveno tarp žmonių, buvo neatsiejama sociumo dalis, bet užėmė hierarchinės piramidės viršūnę. Jie davė žmonėms mokslus, menus, muziką ir alchemiją, paversdami antikinį pasaulį aukštai išsivysčiusią struktūrą. Susidaro įspūdis, kad tuo metu žmonija buvo globojama galingų globėjų, kurie ne tik saugojo savo globotinius nuo išorės aplinkos, bet ir spartino jų vystymasi, perduodami žinias, kurioms žmonės galbūt dar nebuvo pasirengę savarankiškai. Tačiau socialinė distancija tarp mokytojų ir mokinių buvo pabrėžiama ne tik statuso ar drabužiais. Atidus vaizdų analizavimas atskleidžia fundamentalų biologinį skirtumą tarp valdančiojo elito ir paprastų gyventojų. Ši neligybė krenta į akis, kai tik pradedame lyginti figūrų mastelius graviūrose. Dieviškieji valdovai ir senovės herojai dominavo virš minios ne tik metaforiškai, bet ir fiziškai, turėdami parametrus, kurie šiandien būtų laikomi anomalija. Būtent šis aspektas istorinių asmenybių gigantizmas tampa raktu į tikrojo antikos paveikslo supratimą. Tyrinėjant graviūras skirtas didžioms istoriniams asmenybėms ir praeities valdovams, susidurime su fenomenu, kurio neįmanoma nurašyti meniniai sąlyginumo ar didybės alegorijai. Šioje kronikoje figūrų mastelis turi tiesioginę fizinę reikšmę ir tai šokiruoja. Įprasta manyti, kad antikos žmonės buvo žemesni už mūsų ūgiu, bet šis dokumentas liudija priešingai. Pasaulį valdė tikri milžinai, ypač ryškiai tai pasireiškė 3 legendinių karvedžių – Aleksandro Makedoniečio, Hektoro Trojėno ir Julijaus Cezario atvaizde. Jų figūros nupieštų su kruopščia detalizacija, būtent jų kūnų santykis su aplinka ir gyvūnais išduoda tiesą. Aleksandras Makedonietis pavaizduotas jojantis ant dramblio, tačiau žiūrint į proporcijas kyla kognityvinis disonansas. Galingas kovinis gyvūnas po jo atrodo nedidesnis už ponį. Dramblys vargiai siekia karvedžių iki juosmens, jei tas nuliptų. Tai nesumažinta gyvūno kopija, o paties raitelio gigantizmas. Jei palyginti dramblio net nedidelio dydį su ant jo sėdinčio žmogaus figūra, tai Aleksandro ir jo bendražykio Hektoro ir Cezario ūgis turėtų siekti ne mažiau kaip 2,5, o gal net ir 3 metrus. Žirgai šalia tokių karių atrodo kaip miniatiūriniai žaislai. Kas paaiškina legendinę senovės herojų fizinę jėgą, galinčią vienam pakeisti mūšių eigą. Jie buvo tiesioginė prasme superžmonės, biologinė prasme. Ši disproporcija pastebima ir ramiame gyvenime, vaizduojančiame caro dvarą ir statybos darbus. Valdovai sėdintys sostuose arba stebintys plytų gamybą ir statulų statybą iškyla virš savo palydos panašiai kaip tėvai virš mažų vaikų. Tačiau įsižiūrėjus į tarnus matome, kad tai ne vaikai. Jie turi suaugusiųjų veidus, barzdas, išsivyščiusią raumenis ir jie atlieka sunkų fizinį darbą. Tai visaverčiai suaugę įprasto ūgio žmonės, kurie atrodo kaip nykštukai, tik milžiniško valdančio elito fone. Tokia vizualizacija patvirtina teoriją apie 2 biologiškai skirtingų rasių egzistavimą – įprasto ūgio žmonių ir milžinų valdovų, turinčių galią ir ypatingą statusą. Kronikos neapsiriboja gilę senovę, nuvesdamos pasakojimą iki didžiulių geografinio atradimo epochos, o tai kelia abejonių ir šiai oficialios istorijos daliai. Kristupo Kolumbo, Amerigo Vespučio ir Ferdinando Magelano atvaizdai pilni detalių, kurios paprastai ignoruojamos vadovėliuose. Jų ekspedicijos pavaizduotos ne kaip vienišos drąsių kapitonų kelionės į nežinę, o kaip misijos lydimos aukštesnių jėgų. Atradėjų laivus supa ne tik jūrų pabaisos ir undinės, bet ir skraidantis dievai ant vežimų, kurie tiesioginė prasme rodo kelią ir globoja keliautojus. Vėliavos su krikščioniška simbolika yra šalia pagoniškų
dievų sklandančių danguje, o tai užmena, kad naujų žemynų atradimas buvo globalaus plano, kuruojamo to paties senovės elito dalis. Magelaną ir Kolumbą lydėjo esybės, kurio prigimtis peržengė žmogaus supratimo ribas, užtikrindamos jų sumanimų sėkmę. Jei priimtume faktą, kad pagrindiniai istorijos veikėjai turėjo 3 metrų ūgį ir naudojo skraidančių kuratorių paramą, tampa akivaizdu, kad ir jų gyvenamoji aplinka turėjo atitikti šiuos mastelius. Miestai, kuriuose gyveno šie milžinai, negalėjo būti tiesiog primityvių lūšnų sankaupa. Jų architektūra privalėjo atspindėti savo kūrėjų didybę ir fizinius parametrus. Architektūrinis šio ikitavaninio pasaulio užfiksuotas folio puslapiuose vaizdas kelia nemažiau klausimų nei jo gyventojų biologija. Jei atsižvelgsime į milžinišką valdovų ūgį ir išvystytų technologijų buvimą, tampa akivaizdu, kad ir tos epochos miestų statyba turėjo atitikti visiškai kitokius standartus. Nagrinėdami miesto atvaizdus susidurime su formomis ir konstrukcijomis, kurios radikaliai skiriasi nuo klasikinės archeologijos duomenų, užsimindamos, kad daugelis mums šiandien žinomų senovės paminklų gali būti tik blyškios kopijos arba iškraipytos tikrųjų statinių rekonstrukcijos. Ypač ryškiai šis netitikimas apsireiškia Egipto atvaizde. Mums įprasti masyvūs trikampiai Gizos piramidžių siluetai čia neegzistuoja. Vietoj jų horizontą perskraidžia netikėtinai aukštos ir siauros konstrukcijos, primenančios milžiniškas adatas arba špilius. Šios architektūrinės formos labiau panašios į techninius įrenginius, antenas arba energijos bokštus, o ne į faraonų kapus. Toks atvaizdas maitina drąsias teorijas, kad dabartinės piramidės gali būti arba vėlesnis naujadaras sukurtas iš primityvaus betono arba kardinalaus perstatymo nuslėpusio tikrą šių objektų paskirtį rezultatas. Ant šių špilių matomi keisti simboliai, kaukolės ir kaulai, o tai gali nurodyti šių vietų ryšį su mirties kultais arba įspėti apie pavojų. Tačiau pati inžinierinė mintis įdėta į šios senovės dangoraižius akivaizdžiai pranoko paprastų akmenskaldžių galimybės. Persikeldami į Europą, matome statinį, kurį įprasta priskirti Romos civilizacijai, bet visiškai kitame kontekste. Garsus amfiteatras primena koliziejų, pavaizduotas ne kaip didinga griuvėsių krūva, o kaip visiškas vientisas funkcionuojantis mechanizmas. Gladiatoriams kovos vyksta pilnu tempu. Tribūnos užpildytos, o pats pastatas atrodo kaip dalis dar senesnės infrastruktūros, kurią romėnai galbūt tiesiog paveldėjo ir naudojo. Išlikusių griuvimo ar erozijos žymių trūkumas atvaizdo darymo metu, taip pat kaiminystė su Babilono bokštu ir zikuratais leidžia manyti, kad šie objektai egzistavo vienu metu, viename laiko sluoksnėje gerokai prieš tai, kai oficiali istorija juos išskyrė į skirtingas epochas ir imperijas. Tačiau labiausiai stebinantis atradimas tampa planetos architektūrinė vienybė. Nagrinėdami graviūras pasirašytas kaip Indija, tyrinėtojas nustebęs atranda peizažus, kurie nesiskiria nuo klasikinio Europos apstatymo. Vietoj tradicinių pagodų ar hinduistinių šventyklų matome didingas katedras su kolonadomis, raitelių statulomis viršėjimu ir plačiais prospektais, kuriuos lengvai būtų galima palaikyti Sankt Peterburgo Romos gatvėmis. Šis vizualinis liudijimas yra galingas argumentas už vieningos antikinės civilizacijos teoriją. Panašu, kad iki globalios katastrofos pasaulis buvo suvienytas bendrų kultūrinių ir technologinių kodų. Vieningas stilius arba taip vadinama antikinė standartizacija viešpatavo nuo Gango krantų iki Viduržemio jūros regiono, patvirtindamas, kad ribos tarp tautų buvo ištrintos, o pasaulis buvo valdomas pagal vienus ir tuos pačius aukščiausios klasės pavyzdžius. Šis monumentalios didybės pasaulis, kur technologijos leido statyti špilius iki dangaus, o architektūrinis stilius buvo universalus visai planetai, atrodė nepajudinamas. Jis atrodė kaip tobula sistema pastatyta amžiams. Tačiau būtent šis regimas pažeidžiamumas daro jo kritimą dar labiau tragišku ir paslaptingu. Kas galėjo sugriauti civilizaciją, gebančią prisijaukinti drakonus ir statyti milžinų miestus? Atsakymas į šį klausimą slypi finaliniuose pačiuose niūriausiuose ir nerimą keliančiuose knygos puslapiuose, kur didybė keičiasi su chaosu ir sugriuvimu. Paskutiniai senojo rankraščio puslapiai panardina mus į artėjančio apokalipsio ir
totalios pasaulio santvarkos transformacijos atmosferą. Jei knygos pradžia demonstravo stabilumą ir didybę, tai pabaiga aprašo kankinantį senosios epochos lūžio procesą. Didybingas vieningos architektūros ir aukščiausių technologijų pasaulis pradeda trukinėti per siūles ir pirmaisiais šio irimo ženklas tampa religiniai ir ideologiniai konfliktai. Kronika bešališkai fiksuoja masinio aukso veršio garbinimo scenas, simbolių, kuris tradiciškai siejamas su nukrypimu nuo tikrojo tikėjimo ir pasinerimu į materializmą. Žmonės trimituojantis į trimitus ir pasiduodantis ekstazės aplink stabą atrodė kaip visuomenė praradusi moralinius orientyrus ir esanti dvasinėje agonijoje. Po to prasideda procesai, primenantis priverstinį civilizacinės paradigmos keitimą. Matome praeities statulų ir paminklų griuvimą. Vienoje iš graviūrų užfiksuotas kolosas su simbolika primenančia žvaigždę nuvertimo momentas, o tai gali nurodyti į Mitros kultą ar kitą saulės religiją. Tai ne tik vandalizmas, o tikslingas atminties ištrinimas, ikonoklasika, žyminti naujų tikėjimų, galbūt ankstyvos krikščionybės ateimą, kuri ugnimi ir kalaviju išstūmė senus kultus. Religinių dekoracijų keitimas vyksta ant griuvėsių fono, o tai užsimena, kad ideologinis karas buvo lydimas realių karo veiksmų ir katastrofiškų miestų sugriuvimu. Chaosas prasiskverbė ir į biologinę žmogaus prigimtį. Arčiau knygos pabaigos pasirodo būtybių, kurios atrodo kaip finalinė genetinės degeneracijos stadija arba nepavykusių eksperimentų, išėjusi iš kontrolės rezultatas. Keisti žmonės su šunų galvomis, legendiniai kino kefalai klaidžioja tarp griuvėsių. Vienas iš tokių personažų pavaizduotas grotestiškoje pozoje ryjančių kažkokį daiktą primenantį pastato maketą, o tai galima traktuoti kaip alegoriją į civilizacijos sunaikinimą, ryjančiai savo pačios pagrindus. Šios chimeros žmonės su deformuotais kūnais ir žvėrių galvomis liudija, kad biologinės rūšies grynumas, kurį galbūt palaikė aukštesnieji kuratoriai, buvo prarastas. Šios tragedijos kulminacija tampa tų pačių dievų mokytojų išnykimas. Pasakojimo logika priverta mus prie globalaus perkrovimo teorijos. Dieviškos esybės, kurios mokė žmonės mokslo ir menų, valdė statybas ir prižiūrėjo tvarką, palieka sceną. Jos nežūsta, o lyg savaime pasišalina, palikdama žmoniją vieną su savo įdomis, mutacijomis ir sugriauta infrastruktūra. Galbūt jų misija buvo baigta arba eksperimentas buvo pripažintas nepavykusiu. Ši knyga unikalus dokumentas, kuris tarnauja liudimui to, kad mums žinoma istorija yra tik plona pluta, po savimi slepinti užmirštos praeities bedugnę. Tai realybės įrodymas, kur magija buvo tik aukštuoju mokslu. Monstrai buvo ekosistemos dalis, o dievai vaikščiojo žeme. Mes gyvename ant titaniškos civilizacijos griuvėsių, kurių didybė ir tik tai dabar pradedame suvokti, iššifruodami panašius pranašimus iš amžių gelmės. Jei jūs sužavėjo šie praeities pasaulio liudijimai, parašykite komentaruose, ar tikite milžinų ir drakonų egzistavimu mūsų realioje istorijoje. Spustelkite patinka, pasidalinkite šio video su draugais ir būtinai pasirašykite po kanalu. Mes tęsime tiesos, kuri nuo mūsų buvo slepiama atkasima. Iki pasimatymo, draugai.